Sveiki! Trumpai neišsiplečiant, kas yra teatro pedagogika. Taigi ši specialybė jau 6 metus dirba ir rezultatai, kaip mes jaučiame ir matome, yra tikrai neblogi. Anksčiau ši specialybė buvo pavadinta teatro edukologija, todėl dažnai studentai ir dėstytojai šį reiškinį vadina sutrumpintai TED, o šiuo metu jau teatro pedagogika. Taigi iš esmės niekas ir nepasikeitė. Teatro pedagogika tai mokslas apie tai, kaip ugdyti, auginti, įkvėpti, skatinti savarankiškai iš savęs atradimui, taikant labai puikų dalyką – teatrą. Teatras visų menų sintezė, todėl TED studijuojantys studentai mokosi teatrinių metodų, sistemų bei visokių kitokių dalykų susijusių su teatru ir tuo pačiu sužino, kaip šį meną pritaikyti skirtingo amžiaus žmonėm. Teatro pedagogas gali dirbti be abejo mokyklose, papildomo ugdymo įstaigose, teatro studijose ir teatruose. Gali dirbti ir su ypatingais vaikais, ir su vaikais, kurie galvoja, kad jie nėra nieko ypatingi. Taip pat TED studentai puikiai gali pritaikyti įgytas žinias dirbdami su suaugusiais bei senyvo amžiaus žmonėmis. Taip pat dirbant teatro mokytojais galite puikiai pritaikyti įgytas žinias filmų kūrimui. Studijų metu mes kūrėme, visaip kitaip save išbandome, filmuodami, montuodami ir titruodami. Aišku, baigę šias studijas, puikiai galėsite dirbti kavinėse, viešbučiuose, Airijos naktiniuose klubuose arba Londono fabrikuose. Bet tikrai to nereikės, nes Lietuvos mokyklose šios srities specialistų iš tikrųjų labai trūksta. Taigi teatro pedagogų neruošia nei vienas kitas universitetas, akademija, koledžas ar kokia kita švietimo ir ugdymo įstaiga. Todėl, jeigu jauti, kad nori studijuoti teatrą, turi įkvėpimo žadinti vaikų ir pasaulio kūrybiškumą, tai ši specialybė kaip tik tau. Iš tikro studijos yra dviejopos, nors teatras daugam atrodo tiesiog maivymasis scenoje, ar kažkoks eilėraščių ar kokių kitokių tekstų sakymas su grimu ir kostiumais, čia besimokant tikrai turėtum sužinoti, jog tai netiesa. Teatras yra kur kas daugiau ir tam, kad su tuo susipažinti, reikia pastangų ir laiko. Todėl TED studentai repetuoja, būna kartais visas dienas, naktis, net mėnesius ir metus drauge. Žodžiu, tai nėra paprasta ir todėl tai yra kur kas įdomiau, nei tiesiog stumti laiką studijose. Žinoma, be teatro yra visokių kitokių gudrių paskaitų, kurios paruošia pedagoginiam darbui. Beje, yra ir praktikos, kurios metu jūs galite išbandyti save, savo kūrybiškumą mokyklose. Nors daugam tai gali nuskambėti kaip siaubas, bet kai pabandai, gali pajusti, kad tai, ką mokaisi ir gauni čia, iš tikrųjų veikia, dirbant su vaikais. Be paskaitų ir mūsų kūrybos čia Vilniaus pedagoginėme universitete turime išvykų į festivalius, vasaros ir žiemos stovyklas, spektaklių gastroles po darželius ir taip toliau. Žodžiu, yra pačių įvairiausių papildomų veiklų, kaip improvizacijų trupė 241, socialiniai klaunai arba tiesiog darbas su televizinių projektų asistentų komanda. Šioje specialybėje dirba tokie keisti, entuziastingi dėstytojai kaip Vida Kazragytė, Sonata Visockaitė, Ieva Šimukauskienė, Vytautas Kontrimas, Žydrė Jautakytė. Visi mūsų dėstytojai aktyvūs meninėse, mokslinėse veiklose. Dažnai galite juos pamatyti televizijoje, teatruose ar apie juos galite sužinoti Lietuvos spaudoje. Taigi norintiems studijuoti šią specialybę reikėtų žinoti apie stojamąjį kūrybiškumo testą. Šis testas susideda iš 3 dalių. Apie tai galite sužinoti laisvai pasiekiamoje informacijoje, spaudoje ir internete. Na, o apie pačią specialybę daugiau informacijos sužinosite internetinėje svetainėje www.ted2.vpu.lt. Taigi, kas baiginėja mokyklas, gerų egzaminų ir nepamirškit, kad visas gyvenimas kaip teatras, kuriame mes tik tai vaidiname mums skirtus vaidmenis. Kai tai jauti, net baisiausi egzaminai gali suteikti džiaugsmo. Sėkmės, teatro pedagogai, edukologai arba TED gyventojai.